Sveiki, aš Nerijus Kesminas ir mes vėl kalbame apie futbolą. Tai yra apie tą futbolą, kuris įvyks šią savaitę. Nacionaliniai čempionatai Didžiojoje Britanijoje ateina ta kalėdų karštinė, apie viską po truputį, prenumeruokite kanalą ir netrukus pradėsime. Trečiadienį savaitės vidurys ir jau ten mes turėsime rimtą reikalą Premier lygos čempionate. Arsenalas Manchester United, visiška žanro klasika, ten jeigu Arseno Wengero ir Aleksą Fergusono laikus prisimintume, ir dabar tai yra aišku svarbu, ir dabar abiem komandoms tie taškai yra svarbus ir aš manau, kad būtent taip uždės spaudą ant šios dvikovos. Arsenalas veis Liverpool, veis nesėkmingai kaip ir visi kiti. Manchester United irgi bando grįžti bent jau į europinės pozicijas. Tai yra, saugoti jie neturi ko, jiems reikia kovoti dėl taškų, jiems reikia kovoti dėl kiekvienos pergalės. Todėl prognozuoju aktyvų žaidimą abiejose aikštės pusėse, prognozuoju įvarčius į abiejus vartus, jų bus mažiausiai 3 ir vis dėlto laimės Arsenalas. Nenutoldami nuo Premier lygos važiuojame šeštadienį, ten lunchtime rungtynės ir tai bus Merseyside derbis. Derbis, kuris visada pasižymi tuo, kad nesvarbu, kurias vietas užima Evertonas, 15 šiuo atveju, ar kurią užima Liverpoolis, 1 šiuo atveju ir kiaurai 1. Atrodytų viskas aišku, bet tose rungtynėse beveik visada viskas būna neaišku. Tik šį kartą prognozuočiau, kad ta tradicija, kai Evertonas savo aikštėje Liverpooliui rodo aštrius nagus, nesuveiks. Tiesiog Liverpoolis pernelyg stiprus dabar, pernelyg galinga tai jų puolimo mašina, o žaidžiant tokį futbolą, aš manau, kad bus 11 metrų baudinys ir dar vieną įvartį, bent jau iš 11 metrų baudinio, o gal ir daugiau, gal ir iš žaidimo, nebūtinai nuo žymos įmuš Mohamedas Salah. Italija, ten jau penktadienio vakarą bus į ką pasižiūrėti, ten Atalanta prieš Milaną. Milanas tarsi ir nei šioks, nei toks. Šį sezoną taip iš tikrųjų ir yra, bet ta komanda turi potencialų. Suprantama, kad su tokia sudėtimi negalima pralaimėti visko ir visiems. Ir aišku, kad dabartinė turnyro situacija stums Rossoneri priekį. Kiek ta vidinė motyvacija turės įtako, sunku pasakyti, nes Atalanta tiesiog siautė, ten be jokių užuolankų jie iš karto sako varžovams, ką nori pasakyti, 5 pergalės iš eilės visose varžybose, per tas 5 rungtynes 16 įvarčių paklota ir ką daugiau sakyti apie šios komandos intencijas. Bus atviras futbolas, tai yra jau ne intencija, čia Atalantos daugelio metų filosofija, įvarčių bus, prognozuoju irgi bent 3 ir Atalanta vėl laimės. Taip žaisdama jį negali nelaimėti, turbūt tai gali būti bent poros įvarčių skirtumų. Dar sekmadienis, Napoli Lazio, Romos komanda tarsi ir 5 turnyro lentelėje ir lyderiams gal galėtų būti ne varžovas, bet įspūdis aišku gaulingas, nes tą 1 ir 5 vietas skiria vos 4 taškai ir skaičiuojame taip, jeigu Lazio laimi tas išvykinės rungtynes, tų taškų visiškai beveik nebelieka. Taip, Romos komanda dabar praradusi savo žaidimo ritmą šiek tiek, porą nelaimėtų rungtynių, smūgis Parmoje buvo pralaimėta praėjusiame ture, o Napoli daro tai, ką reikia, tai yra įsimuša vieną įvartį, ko visiškai pakanka, jeigu tu į savus vartus nepraleidi, o Napoli nepraleidžia. Manau, kad panašų futbolą mes matysime šį kartą. Napoli tas rungtynes laimės, vis dėlto laimės, bet įvarčių nebus daug, spėčiau, kad daug, nedaugiau. Ir Barcelona, pastarojo laikmečio antiherojai, 3 rungtynės iš eilės nelaimėtos Primeroje, taip visiškai netikėtai nelaimėtos ir solidi taškų persvara, kurią Barça jau turėjo, yra iššvaistyta visiškai. Jie pirmi turnyro lentelėje, bet tik todėl, kad Madrido Realas yra sužaidęs 1 rungtynėmis mažiau. Žaidžia jie su kita komanda, kuri kapstosi nei šiaip nei taip, tai yra Sevilijos Realas Betisas į išvyką. Blaugrana važiuoja. Atrodytų, kad ir vieniems ir kitiems reikia, ir vieni ir kiti bus pikti, turbūt taip ir bus, bet šiuo atveju manyčiau, kad Barsos pyktis yra svaresnis dalykas. Jo labiau, kad grįžo Laminas Jamalis, dėl jo traumos galbūt komanda buvo išsimušusi šiek tiek
iš Vėžių, sakyčiau, kad Barsa laimės ir šį kartą galbūt netgi triuškinamai, plus 3 įvarčiai Barcelonai staudai. Tai tiek įžvalgų apie šios savaitės futbolą, kitą savaitę vėl pasimatome, prenumeruokite kanalą, iki.